Šiandien esam klinikose, lankom onkologinius ligoniukus ir norėjom šiek tiek praskaidrinti jų kasdienybę ir kepėm picas, krokodilus. Kiekvienas vaikas padaro savo, jam smagu turėti ir atpažinti iškeptą savo krokodilą. Tai labai gerai iš tikrųjų, aš čia esu ne pirmą kartą, ir visada tie vaikai tokie nuoširdūs, taip viskuo džiaugiasi, jie vertina viską daug labiau ir man tai labai gera čia būt, labai ačiū, kad pakvietėte. Tik sveikt ir stiprybės. Važiavom su dukra, nes turim vatos aparatą ir tiesiog prisidėti prie šypsenų ir vaikystės skonio. Įspūdis dvejopas, bet tos šypsenėlės tai tiesiog pakėlė ūpą ir mums patiems. Nieko nereikia, tik prisiglaust prie tavęs, žiūrint į rytą. Kas įvyko šiandieną, labai džiaugiamės prisidėję prie Rimanto Kaukėno fondo, suteikdami vaikučiam laimės dieną, laimės valandėlių. Labai norėčiau padėkoti atskirai Kauno Žalgiriui, kurie sutiko pasirašyti ant kamuolio ir pardavę kamuolį už gautas lėšas, sugebėjimo vaikučiams skirti tos pinigus ir praskaidinti jiem dieną. Iškeptom picom, cukraus vata ir žinot, labai džiugu yra matyti tų vaikučių šypsenas ir jeigu bent vienas vaikas tau žiūrint į akis nusišypsoja, reiškia, jau tavo gyvenimas ten nuėjo veltui. Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad yra toks fondas kaip Rimanto Kaukėno. Tai yra fantastiški žmonės, kurie daro fantastinius darbus, todėl visus labai kviečiu prie to prisidėti. Mes kaip krepšininkų asociacija pažadam, kad tai tikrai ne paskutinis atvejis, kada mes prisidedam ir bandom kažkom padėti.